Gerai, tai galim pradėti. Manau, šiandien ilgai neužlaikysiu, nes kalbėsim apie entry modelį, apie aukšto patikimumo entry modelį. Sakyčiau, jisai vienas saugiausių ir vienas turbūt lengviausių modelių, kuriuos galim treidint. Ir aš šitą modelį treidinu ir jūs šitą modelį galėsit treidint, nes kad jį pastebėti markete, tai sunku nebus. Yra tam tikri keli faktoriai tiesiog, kurie turi įvykti ir tada jau galite atsidaryti poziciją. Tai nieko naujo čia iš tikrųjų nebus, nes aš jau praeitose zoomuose užbėgdavau įvykiams už akių ir plius minus parodydavau, ko mes laukiam ir ką mes darom ir kaip atrodo tie treidai. Tai čia irgi kaip ir nieko naujo, bet vis tiek reikia aptarti. Tai va, visas fokusas dabar bus į daily time frame. Mūsų pagrindinis tikslas yra daily time frame nusistatyti order flow, koks yra trendas ir link kur mes judam. Ane? Jeigu nesugebam daily time frame suprasti, kur kaina eina, tai nelendam iš viso, nebandom spėliot, nes turim konkrečiai matyti, kaip ir šitam mano screenshot'e, viskas kaip ir aišku, ne? Neturėjom jokių ten liquidity sweepų, kaina eina aukščiau, turim buy side liquidity, tai mes žinom, kad dabar kaina nepaims ir neapsisuks vidury niekur ir nepradės eiti vėl žemyn, ne? Tai kai turim tą visą daily time frame idėją, tai mūsų visas fokusas būna, kai atsidaro ta nauja žvakė. Tai žvakė atsidarė šitoj vietoj, ne? Ir, sakykime, buvo kažkoks consolidationas per naktį, prasideda Judas swing, pradeda kaina eiti į apačią ir palieka praeitos dienos high, ane? Tai mes žinom, kad kaina turi eiti viršų ir į apačią vyksta judesys tik manipulacija. Tai kai kaina eina į apačią, būtent tenai 5 ar 15 minučių time frame'uose mes jau ieškosim šito modelio, kad užeiti long poziciją ir kad targetint praeitos dienos high, ane, ten, kur yra buy side liquidity. Ir kodėl... Praeitos dienos hajų, tai jis turi pramušti irgi, ne? Jo. Nu tai esmė Jeigu jis mūsų... eina, nu, sakykime, Jo, tą pusę, sakykime, jeigu vidutinę, mes jau žinom, kad kaina tikrai eina aukščiau, tai mes jau taikomės ir į tą aukštesnį buy side liquidity, ne? Tai jeigu kaina atsidarė čia ir mes paėjom žemiau, tai mūsų pirmi targetai tai bus bent jau praeitos dienos, nes čia bus skalpinimas, day tradinimas. Mes neatsidarysim čia pozicijos ir nelauksim, žinai, kol visą dieną sujudės ir tik čia pasimti profitus. Bet mes susižymim visus tos, kur yra visi tie liquidity poolai, ane, kad turėt bendrą vaizdą, kur ta kaina keliauja. Nebūtinai per šiandien, gal per šiandien ir per rytoj, žinai, pasieks aukščiau. Bet pradžiai mūsų tikslas yra tai nusimti targetus prie praeitos dienos praeitos dienos high arba low, aišku, jeigu kaina eina į apačią. Tai visas fokusas būna čia per tą London kill zone, ane, kai vyksta manipulacija ir jeigu čia jau matom apačioj kažkokį apsisukimą, tai ten mes jau norim užeiti ir targetint būtent praeitos dienos aukštumas. Ir tas entry modelis atrodo labai paprastai. Setup'e turi būti order blokai ir fair value gapai, ne, du pagrindiniai tokie dalykai. Tai šitą E1 ir E2 tiesiog pavadinsime expansionais. Tai ką mes norim pamatyti, kaip visą laiką, kažkokią tai liquidity sweepą, bet svarbu, kad tas liquidity sweepas būtų į kažką, į kažkokią svarbią vietą iš didesnio time frame'o, ne? Kaip paskutiniai pamokoje jau kalbėsim apie tą rimtesnį market maker buy ir market maker sell modelį, kur viskas prasideda grinai nuo didesnio time frame'o į mažesnį ir kaip atrodo to didesnio time frame'o tos vietos, kuriuose mes esam suinteresuoti jau ieškoti tų pozicijų, ne? Tai vyksta tas liquidity sweepas
gali svypinti, sakykime, Azijos ten aukštumas ar Azijos žemumas, nu, jeigu buy modelis, tai žemumas, ne, sakykime, čia buvo range'as, mes norim, kad naktis būtų rami, tas vadinamas dead time, ne, nedaugiau KM pipsų, kad sujudėtų per tą laiką, per CBDR range'ą ir per Aziją. Ir tada jau galim treidinti. Jeigu vyksta ten stebuklai ir marketas naktį sujuda, tai iš vis netreidinam kitą dieną. Tai, sakykime, turėjom tą liquidity sweepą ir įvyko market shiftas, ne? Turim pirmą expansioną ir tada retreisinam, darom korekciją iki susidariusio order bloko, ne? Bet mums nebūtina skubėti ir nebūtina iš karto čia atsidarinėti tos pozicijos. Mes galim išlaukti ir žiūrėti, ar tas order blokas yra stiprus ir ar jisai laikys kainą. Bet jeigu mes matom, kad jisai laiko kainą ir vėl pramuša struktūrą, tai tą pirmą expansioną, tai čia jau toks rimtesnis faktorius, ne, parodantis, kad market shiftas tikrai pasisuko ir kad ant antros korekcijos mes jau galim užeiti. Tai ką mes norim pamatyti per tą antrą expansioną, per tą antrą move up, tai kad paliktų kažkokį fair value gapą, kad paliktų mums kažkokią vietą, nuo kurios mes galėtumėm atsidaryti tą poziciją, ne? Tai šitas modelis jau, sakau, kaip ir nėra jums naujas, nes aš plius minus esu apie jį kalbėjęs, ne? Tik nesu kalbėjęs gal apie tai, jog galim išlaukti to nebūtinai ant pirmo move up jau šokti poziciją, nes mes nežinom, ar laikys order blokas ar nelaikys, bet po antro expansiono laukti korekcijos ir tada jau šitoj vietoj užeiti ant fair value gapo, jeigu susidaro, ne? Bet čia pirmą pasižiūrė į 1 valandas, ar čia viskas 1 valandoje dabar, ką tu čia sakai? Ne, čia ką aš rodau, tai čia yra... Pasižiūriu į kurią pusę, sakykime, jūs turėtų eiti ir paskui gaudai jau tenais tus... Jo. Tai žiūrėk, pradedam vėl nuo pirmos skaidrės. Čia viskas vyksta iš dieninio grafiko, ne? Buvo dieninis grafikas ir kaina pradėjo, sakykime, kaina atsidarė šitoj vietoj, ne? Ir pradėjo iškart judėti į apačią. Čia kur palieka tą spaiką. Pradeda judėti į apačią. Tai, sakykime, čia vat pareina kaina į apačią, ne? Iš tenai. Daily time frame. Pareina į apačią ir valandos arba 4 valandų time frame mes turim kažkokį tai neužpildytą, sakykime, fair value gapą, ne? Ir kaina eina žemyn 15 arba 5 minučių time frame ir nepasiekia to valandos arba 4 valandų fair value gapo arba order bloko. Pradeda darytis kažkokia konsolidacija, ne? Ir kai vyksta tas liquidity sweepas, tada tik tai pasiekia valandos arba 4 valandų mūsų order bloką arba fair value gapą, ne? Ir tada mažesniam time frame 5 arba 15 minučių įvyksta market shiftas, čia jau pirmas ženklas, vyksta korekcija, įsitikinam, kad susidaręs order blokas mažesnio time frame, kad jisai laiko, ne? Ir jeigu nuo jo jau atsispiriam ir vėl laužom struktūrą, tai jau mums susideda, koroliuojasi visi time frame'ai, suprantate? Nes mes taikomės į praeitos dienos high, ne? Nes mes jau žinom, kad mūsų daily time frame'as turi bullish tą order flow, ne? Mes einam į viršų, tai mes išlaukiam mažesniuose time frame'uose tos manipulacijos, Judas swing, kai kaina eina į apačią, susidaro kažkoks liquidity poolas, mes jį sweepinam į didesnio time frame valandos arba 4 valandų kažkokią tai zoną, ne, PDA, ir mažesniam time frame jau gaunam tos pirmus tokius confirmationus, kad jau po biškį sukamės ir kad jau mes galim targetint praeitos dienos high, ne? Aiškiau? Ja. Super. Tai va, kai aš ten sakiau, kad aš, pavyzdžiui, treidinu 1:3, ne, tai mano stopas, sakykime, 1%, o tiek profitas 3%. Tai čia nėra kažkokia taisyklė ir jūs neprivalot irgi taip daryti. Jūs galite treidinti 1:2, jums niekas nedraudžia. Taip gali būti jums labiau priimtina ir gal netgi dar lengviau.
treidint 1/2 arba pavyzdžiui pipsais, ane, ten 20 pipsų, 30 pipsų arba targetinat jau grinai iki esat self-confidence didelis, tikrai žinot, koks yra tas order flow didesnio time frame ir jau targetinat grinai dienos high. Nu čia jau reikia bolsus turėti. Arba prie, sakykime, praeina kažkokias tai zonas, jau turėjom paskaitą, ne, kur galim nusimesti partials, dalimis galim nusimesti poziciją. Tai čia irgi nuo kiekvieno priklauso, kaip jum labiau patiks, ar jūs laikysit pozicijas ilgiau, ar jūs treidinsit 1/2, ar treidinsit 1/3, ar treidinsit 1/5. Čia jūsų reikalas, čia jau turėsit patys backtestinti ir žiūrėti, kas jum geriau, pavyzdžiui, veikia. Tai jo, o kalbant apie stop lossą, tai irgi šiaip yra rekomenduojama nedėti mažesnio kaip 8 pipsai, nes tokiuose time frame'uose kaip 5 minučių ir 15 minučių nesunkiai gali išmušti tą stop lossą, ne? Tai mažiausiai bent jau 8 pipsus kokius užsimest. Ir jeigu turim būtent šitą entry modelį, tai irgi E2 expansionas, tas antras expansionas, ne? Po jo stop lossas tai būtų minimaliausias, koksai gali būti, o didžiausias stop lossas, kurį galėtumėm dėti, tai būtų pirmo expansiono, ne, kur buvo order blokas, tai po order blokų. Čia jau gaunasi ganėtinai didelis tas stop lossas, bet jis ir yra maksimum. Didesnio jau tikrai mes nebedėtumėm. Tai čia irgi tokie kaip čia pasakyti, nu, kad maždaug orientuotis, kur turėtų būti jūsų stop lossas. Tai sakau, minimumas tai yra po to fair value gapų, sakykime, po antro expansiono, ne, o antras didžiausias, jeigu didesnį nori dėti, tai jau po pirmo expansiono order blokų. Nes jeigu jau eis žemyn, tai jau nebelaikys niekas. Ta prasme, jeigu jau buvo liquidity sweepas ir susidarė geras order blokas, nuo kurio kaina vėl atšoko ir vėl sulaužė struktūrą, jeigu jau visai nelaikys, tai reiškia nelaikys niekas. Jau tada trendas sukasi didesniuose time frame'uose ir jau eisim žemyn. Tai kad orientuotis turit atkreipdėmėsi į tuos expansionus, ne, kurie vyksta ir kai laužo marketo struktūrą. Bus, aišku, ir tokių labiau komplikuotų variacijų būtent šito modelio, bus skaidrė, tai pašnekėsim. Tai va, kaip tik skirtingos variacijos būtent šito modelio ir kalba eina apie 5 ir 15 minučių. Aš retai būna, kada užeinu į 5 minutės. Nu, būna iš tikrųjų, kad užeinu, nes dažnai būna, kad neįvyksta 15 minučių market shiftas, nes kai vyksta liquidity sweepas, palieka vieną didelę tokią žvakę, kuri nuo labai, sakykime, žemai prasidėjo ir paskui, kad įvyktų tas market shiftas, jis būna labai toli. Tai tada pereini į 5 minutės ir dažniausiai tenai būna kažkur arčiau ta vieta, kur gali įvykti tas market shiftas ir tik tuo atveju aš galiu užeiti į poziciją iš mažesnio time frame. Bet čia irgi, aš nesakau, kad 5 minutės yra blogai, jeigu jūs bandysit tradinti ir jums seksis, tai all good, nes aš irgi turiu kolegą grupiai, kuris tradina 5 minutės ir jam viskas normaliai ten veikia. 15 minučių tiesiog yra toksai saugesnis variantas, nes per 15 minučių žvakės susidėlioja ir duoda tokį aiškesnį vaizdą, nes 5 minutės visgi nėra tas didelis toksai time frame'as. Tai va, kaip gali atrodyti, ne, būtent šitas entry modelis. Nebus taip, kad, ne, kaip aš ten nupiešiu vieną liniją, iš vienos linijos žvakės taip ir nueina. Faktas, kad jos ten būna biškė atkyla, biškė nusileidžia, bet akis jūsų pripras ir su laiku jūs jau atpažinsit tuos entry modelius. Ir kada būtent įvyksta tie liquidity sweepai, jie neprivalo būti kažkokie tai gigantiški. Jūs tiesiog privalot suprast, kad prieš kiekvieną liquidity sweepą dažniausiai būna tokia kaip ir konsolidacija, kur kaina sudarinėja equal lows arba equal highs ir nelabai kur eina, nei į apačią, nei į viršų. Tai kartais užtenka labai nedaug sweepinti kažkurią pusę ir kaina pasileidžia iškart į priešingą, ne, ir jau eina ten, kur turi eiti. Tai kartais įvyksta tas liquidity sweepas ir tu klausi savęs, o tai čia viskas, ar čia bus dar? Greičiausiai nebus. Jeigu jau surinko kažkokius stop lossus, tai antrą kartą gali ir nebegrįžti, ne? Nebus ten
Nebus kiekvieną kartą akivaizdžiai, kaip iš knygos, kad ten, matau consolidationas, ten, žinai, rimtas liquidity sweepas ir visos žvakės ten vos ne eina taip, kaip aš nupiešęs čia. Tai faktas, kad bus kažkokių ups and downs, bet esmė suprasti patį konceptą. O pats konceptas tai ir yra liquidity sweepas, į didesnio time frame PDA, market shiftas, pirmo expansiono metu, ne, kai vyksta korekcija, irgi gali susidaryti internal struktūrą kažkokią mažytę, nes realiai šitas entry modelis yra visuose time frame'uose. Tiek minutės, tiek 5 minučių, 15 minučių, valandos, 4 valandų, visur. Ir kuo jūs didesniam time frame pastebėsit šitą modelį, tuo didesnius rewardus turėsit. Jeigu matysit, kad valandoj formuojasi kažkas tokio, tai jūs jau drąsiai galėsit tradint į tą pusę, į kurią susiformuos tas entry modelis, ne? Nesakau, vyksta visuose time frame'uose. Tai čia, sakykime, vyko expansionas, pasileido, vėl lyg ir nori atkilt, ne? Būna žmonės, kad nesulaukia, kol kaina padarys tą tikrąją korekciją iki order bloko ir būna sušoka anksčiau laiko, bet tada matom, kad vėl pasileidžia žemiau, ne, kaina pasiekia tą order bloką. Nereikia bijot, kad kaina pabėgs be tavęs. Būna kartais, pavyzdžiui, čia labai geras pavyzdys, įvyko pirmas expansionas, kaina pradėjo korekciją ir vėl pradėjo atkilinėti. Ir tu gali galvot, blemba viskas, tai reiškia iki order bloko jau nebeis, ne? Tai blem, nenoriu čia pramazinti šito trado, reikia šokti long. Šoki long ir kur tavo stop lossas? Bus po liquidity sweepų, tai čia gaunas jau kosminiai pipsai, supranti. Tai kur bus tavo take profitas ten? Ta prasme, belia kaip didelė ta pozicija gaunas. Tai nereikia skubėt. Jeigu kaina nueis, tai okei, reiškia tau nedavė užėjimo, netitiko tavo taisyklių ir nedavė tau užėjimo. Bet dažniausiai čia dažnai bus tokia manipulacija, kad tik pagazdins, kad viskas jau įvyko korekcija ir vėl kaina nori atkilt. Neskubėkit, biškį atkils ir leisis vis tiek iki order bloko arba fair value gapo. Ir jau kai matysit, kad order blokas laiko, vėl susidaro kažkokios struktūros, vėl market shiftas, ne, į viršų, vėl kažkoks fair value gapas, matot tą momentumą, tai reiškia, kad kaina jau kažkas stipriau pušina į viršų ir jau duoda kažkokius konkrečius nurodymus, kad duoda jau mums suprast, kad galim užeiti tas long pozicijas. Tai va, aš pastebėjau, kad jeigu, pavyzdžiui, kai nori trade atsidaryti ir jeigu nesąmoningas gaunas stop lossas, tai net nelendi iš paprasčiausiai. Jo, ta prasme neapsimoka. Jeigu neužėjai toj vietoj, kurioje tu norėjai užeiti, tai susitaikai. Tiesiog nepaėjo tau tas tradas ir viskas. Jau geriau praleisti blogą tradą, negu vis tiek iššokti ir prasileisti stop lossą, ne? Tipo, bus tų tradų ne vienas ir ne du. Tiesiog kantrybė, dorybė. Neužėjai šiandien, užeisi rytoj, vis tiek susidarys anksčiau ir vėliau tas etapas, kurio tu lauki. Ir sakau, čia yra labai rimta, ta prasme, neatsidaryti trado. Čia yra žiauriai rimta. Bus pas jumis irgi ten stadijos rimtumo, kaip ten, pavyzdžiui, pasimsit iš prop firmų, ne, funding accountus, irgi iš pradžių ten sudegini lempiškai, nesilaikai taisyklių, žinai, gamblini, skalpini, dar kažką. Ir vieną kartą aš, pavyzdžiui, buvau pasiėmęs challenge'ą, ne, ir aš jo nepraėjau, bet ne dėl to, kad aš gamblinau, o dėl to, kad man tiesiog pritrūko laiko. Bet man čia buvo toks didelis achievementas, kad aš, ta prasme, aš laikiausi savo taisyklių, tiesiog man pritrūko laiko. Aš neviršijau nei daily loss, nei max loss, ne. Aš tradinau, viskas buvo okei, bet tiesiog man pritrūko laiko ir man čia buvo didelis pasiekimas kaip traderiui. Čia jau yra geras ženklas, kad ir buvo mažai laiko, aš nesistengiau gamblint ir atidarinėti kažkokių didelių pozicijų, skalpint, bandyti kažką daryti. Ne, griežtai laikiausi savo tradinimo plano, nes toks planas ir buvo išlikti disciplinuotu ir žiūrėti, ar aš susitvarkysiu su savo emocijom ir su savo visą strategiją. Ir man pavyko, man nepaėjo tas challenge'as, bet aš užsimečiau savo tokį, žinai, šaunuolis. Savo aš praėjau tą challenge'ą, savo challenge'ą, nes dariau viską gerai, tiesiog nesukrito korta, nepaėjo kažkokie tradai, bet bent jau negamblinau ir laikiausi visų savo taisyklių, žinai.
Tai va, kai vyksta antras expansionas, kaip ir sakiau, irgi norim pamatyti momentumą ir fair value gapą, nes fair value gapas tai mums yra tas kabliukas, nuo kurio mes galim atsidaryti tą poziciją. Ir kaip ir sakiau, pirmas stop lossas tai būtų po antro expansiono, ne, swing low to mažiukų. Jeigu būtų didesnis, tai imtumėm pirmo expansiono order bloką, tai po order blokų. Čia jau maksimum, koks galėtų būti. Jeigu gaunas labai mažiukas stop lossas, tai sakau, pasidarykit minimum bent jau 8 pipsus. Ir suteik profitų, tai kaip ir sakiau, arba imat tiesiog 1/3, arba pipsais. Dar yra svarbus momentas, kad kaina iš tikrųjų reaguoja į, kaip tam vadinas, big money figures. Ta prasme, į tokius lyginius skaičius. Tam pavyzdžiui, 8, 6, nu ten 0,8, 0,6, 0,4. Prie tokių zonų iš tikrųjų kaina irgi turi kažką savo ir prie tokių kainų būna nusimetinėję pozicijas market makeriai, būna reaguoja, gaunas tokie irgi kaip key leveliai. Į šitą labai stipriai nereikėtų kreipdėmėsio, bet reikėtų žinot, kad irgi yra toks dalykas. Ir jeigu kaina artėja prie kažkokio tai didelio lyginio skaičiaus, sakykime, euras, ne, artėja ten prie euras 10, ne, buvo ten visą laiką koks euras 8,5 ar ten kažkas tokio ir artėja ten prie euras 10. Tai jau žinokit, kad ta zona irgi bus tokia svarbesnė. Kažkodėl taip yra, nežinau, bet tie skaičiai irgi tokie lyginiai dideli turi savo reikšmę. Čia lygiai toks pat pavyzdys tiek sell, tai šituos screenshotus, manau, pasidarysit, kad turėtumėt savo, sakykime, Notion programėlėje, ar nežinau, kur jūs konspektuojatės, bet įsijungia chartą ir tiesiog ieškot kažko panašaus. Nes visas judėjimas plius minus toks ir būna. Jeigu ieškai būtent šito entry modelio, tai anksčiau ir vėliau jisai susidaro, nesvarbu koks time frame'as. Tai arba equal lows, arba equal highs, kažkoks consolidationas, sweepas, market shiftas, nieko naujo. Order blokas, fair value gapas. Apie tai yra ICT trading strategija, ne? Kai jau nebetrodo niekas sunku iš tikrųjų, ne? Kai praėjom tiek paskaitų, iš pradžių visiškai karpėt ausim, dabar šneku, manau, kad jūs jau viską praktiškai suprantat, ką aš noriu pasakyti. Va, kaip gali atrodyti dar labiau komplikuotas variantas šitos strategijos. Tai dabar atkreipkite dėmesį, kad kai vyko pirmas expansionas ir kai kaina darė korekciją iki order bloko, ne, irgi susidarė ta vidinė mažytė tokia struktūra, įvyko vidinės struktūros market shiftas, bet nepramušė pirmo expansiono, ne? Ir labai labai dažnai va markete būna toksai variantas, kai atrodo sudarinėja kaip ir uptrendą, bet iš kitos pusės kaip ir downtrendą. Ir tu toks nebesupranti, tai čia padarė lower low, čia padarė higher high ir atrodo gaunas du trendai viename. Bet reikia atkreipdėmėsi į internal struktūrą ir į tą tikrąją, žinai. Ir plus žinot didesnio time frame order flow, kad nesimaišyt. Nes jeigu pradėsit, sakau, gaudyti tik 5 arba 15 minučių, tai ten labai lengva susimaišyti. Labai daug fake tokių movų, kur atrodo, aha, čia nepramušė tipo apačios, čia pramušė viršų, o paskui atvirkščiai. Nebepramuša viršaus, pramuša apačią. Ir tu toks sėdi, tai į kurią pusę trendas. Bet jeigu žinai, kad valandinis trendas eina į viršų, nu tai viskas ok. Vidiniai struktūrai daug bus manipulacijos. Svarbu, kuo anksčiau atpažinti tą manipulaciją, žinoti, kurią pusę einam ir tokie dalykai jūsų nebeišgazdins. Nesvarbu, kad tas antras expansionas nepramušė pirmo expansiono viršaus, all good, paliko kažkokį fair value gapą, mes vis tiek užeisim į šitą poziciją. Net jeigu ir nepais mums šitą poziciją, mes neturėtumėm liūdėti, nes viską būsim padarę palei taisyklės. Ir čia labai, realiai užtenka žinot vien šitą strategiją ir tu jau gali būti sėkmingas traderis. Jeigu atkaltumėt vieną šitą konceptą, jau galėtumėt sėkmingai prekiauti ir būtumėt sėkmingesnis nei 5% žmonių, kurie tiesiog gamblina ir skalpina, žinai. Ne faktas, kad kiekvieną dieną, aišku, susidarys. Ir bus taip, kad, pavyzdžiui,
galvosit, kad susidarė kažkas panašaus, atsidarysit poziciją, nepaeis ir galvosit, aha, tai ką aš dabar lauksiu vėl rytojaus, o jeigu rytoj nebus, tai ką po rytmo tik atsidarysiu ir kad nebūtų taip, kad žinai, nu tai reikia čia vėl kažką dabar ieškoti, kažkaip kitaip kažką bandyti. Nereikia, neforsuokit savęs, tiesiog stick to the plan, žiūrėkit į tai tiesiog ilgalaikį perspektyvai ir tikrai pagausit jūs tų entrių, ne vieną ir ne du. Irgi viskas tas pats, tik į kitą pusę, tai jau atrodo viską kaip ir turim, bet vat nebepramuša. Ir tada galim pradėti galvoti, kad kaina jau atkilinės aukščiau, nes nesulaužė struktūros į apačią, ne? Bet viskas ok. Labai daug. Dabar, kai žiūrit, pavyzdžiui, šitą pavyzdį, prisimenat iš marketo tokių situacijų, kad nesuprantat mažesniam time frame koks trendas. Tikrai yra buvę, kur atrodo jau kaip ir pasileido žemyn ir paskui vėl susidarinėjo struktūra, higher highs, ne, higher lows ir nebesupranti. Laukia. Jo. Nu, bet dabar svarbu vaidmenį šitoj strategijoje užima tie fair value gapai. Bet aišku, fair value gapai irgi būna į abi dvi pusės. Tu gali pamatyti ir jo, gali pamatyti ir į viršų, ir į apačią. Tai turi suprast bendrą vaizdą. Dėl to mes ir pradedam analizuoti nuo didesnio time frame. Nes jeigu tu tiesiog įsijungsi chartą ir tik 15 minučių, tai bus pilna ten tų fair value gapų, bus ups and downs ir labai, labai lengva pasimes. Tai apie tą analizavimą didesnių time frame'ų, tai sakau, palikau jau paskutiniai pamokai, nes ten jau toks, nu jau bus, manau, tokia rimčiausia ta pamoka, kaip susidėti visą tą confluence nuo didesnių time frame'ų ir kas turi įvykti. Nes čia dabar kaip ir viskas irgi pažymėta, bet jums gal sunku suvokti, nes jūs nematot to bendro vaizdo, kas ten įvyko anksčiau, būtent, sakykime, šitam pavyzdį, ne? Ar downtrendas buvo, ar uptrendas, ar buvo kažkokių zonų, nuo kurių norėjom atsispirti ir taip toliau. Čia vienas pavyzdys iš Eurocharto, tai čia visai neseniai buvo, prieš kelias dienas, man atrodo, lygiai toks pat modelis. Tai turėjom CBDR ir Azijos range'ą labai, labai ramų, vyko tokia konsolidacija, dead time, tai yra geriausia, kas gali būti naktį, ne? Atsidaro London Kill Zone ir turim liquidity sweepą. Čia šitam screenshot'e nesimatys, bet liquidity sweepas pasiekė 4 valandų fair value gap'o midpoint. Ten, sakyčiau, net ne fair value gap'as buvo, o BISI. Buy side imbalance, sell side inefficiency. Ir jisai, kadangi buvo labai didelis, tai aš nesitikėjau, kad jį visą iš karto užpildys. Tai užteko nueiti iki pusės. Ir tada su momentumu V-shape padarė, grįžo į viršų ir sulaužė pirmą struktūrą, ne? Šitoj vietoj jau market shiftas įvyko. Tai čia tas E1, pirmas expansionas, ne? Tada kas turi būti? Korekcija iki order bloko. Jo? Čia yra order blokas. Paliko mažą fair value gapą, ne? Įvyko korekcija, bet nebūtina mums skubėti arčiau atsidarinėti pozicijas, nes mes nežinom, ar šitas order blokas laikys. Gal kaina pasileis ir iki šito order bloko, ne? Nes čia irgi order blokas, nes nuo čia prasidėjo visas veiksmas ir nuo čia struktūra buvo sulaužyta. Čia kaina pradėjo maltis, nes čia irgi turėjom ganėtinai didelį tą gapą, ne? Bet čia neskaitom kaip antro expansiono šitoj vietoj, nes čia nėra jokių fair value gapo, nėra jokio momentumo. Tai čia tiesiog kaina įstrigo šiek tiek į range'ą 15 minučių, ne? Tai ką mes laukiam? Laukiam kažkokių konfirmų ir laukiam antro expansiono. Prasidėjo antras expansionas, ne? Čia zik. Ir vėl paliko fair value gapą. Tai čia jau yra kažkoks momentumas. Čia mes jau matom, kad liquidity sweepas įvyko nebereikalo, ne? Įvyko pirmas expansionas, retracement iki order bloko, fair value gapas, viskas super. Ir tai mes jau čia, kai kaina buvo, mes jau
žiūrim, kur mes taikysimės, ane? Jeigu čia nieko nėra, jokių fair value gapų, nieko, mes čia jau pramušėm viską ir čia yra low resistance high, ane? Tai čia jau bus mūsų buy side liquidity. Ir jeigu iš didesnio time frame'o eurą mes turėjom bullish, ane, paskutinės dienas, tai reiškia, kad šita didesnė korekcija baigėsi, kaina padarė viską, ką jai reikėjo, darė korekciją, padarė konsolidaciją, manipulaciją, Judas swing, ane, gražus sweepas, gražus momentumas, expansionas, market shiftas. Tai kiek čia jau, ta prasme, mes turim faktorių, kurie mums leidžia atsidaryti tą poziciją. Tai sakau, čia tiek išlaukus, vis tiek po antro expansiono galėjom atsidaryti poziciją prie šito fair value gapo, tarp šitos ir šitos žvakės, ne? Aišku, didesnį stop lossą čia reikėjo pasidaryti, bet nebuvo daugiau price actiono, čia buvo savaitgalis, kai dariau šitą skaidrę, tai tiesiog palikau tokį mažiuką, bet kaina nuėjo ten žymiai. Tai aišku, stop lossas turėjo būti, sakykime, bent jau po antro expansiono, ne, po order blokų kažkur čia. Ir tada jau taikais į didesnius time frame'us. Arba trading 1:3, čia sakau jau jūsų reikalas. Viskas aišku, ne iš šito pavyzdžio. Čia dar vienas pavyzdys, šito man atrodo jau esat matę, tai irgi vyko buy side liquidity sweepas, bet nelabai man šitas sweepas patinka, nes kaina ganėtinai ilgai užsilaikė, ane, ir paliko tokius negražius tuos low resistance highs. Kai kaina ilgiau užsilaiko, tai neparodo, kad jinai yra pasiruošusi eiti žemiau. Iš karto labiau man patinka, kai vyksta tas greitas liquidity sweepas su V-shape momentumu. Bet turim, ką turim, ne visą laiką bus, sakau, kaip iš knygutės, būna ir visokių tų situacijų. Svarbu, kad įvyko market shiftas, ane, paliko ganėtinai didelis momentumas, paliko didelį fair value gapą. Čia irgi, jeigu norit mažesnio stop lossą, tai užeinat nuo fair value gapo midpoint, bet, sakykime, aš užėjau nuo pat pradžios ir stopas, nuo ten, kur prasidėjo visas judesys, ane? Ir kaina pareaktino ir padarė vėl market shiftą, jo, ir jeigu žmonės būna laukia, sakykime, to antro expansiono, tai irgi gali pasimauti. Nes čia irgi paliko fair value gapą ir žmonės galvoja, viskas, kaina pabėgs be manęs, jau čia belia kaip, jau čia down trendas, pažiūrėk kaip čia, ne, marketas apsisuko, mes čia jau meltinam į apačią. Ir žmonės gali atsidaryti prie fair value gapo čia pozicijas, jau daug žemiau, bet būtų labai neprotinga, jų stop lossas būtų kur? Nu, greičiausiai šitas high, ne? Netemsi nuo čia iki pat viršūnės, čia jau gautus, nu, nelogiškas stop lossas visiškai, čia būtų koks 20 pipsų mažiausiai, turbūt, jeigu ne dar daugiau. Ir jeigu mes spėjom iš anksto užeiti, turim protingą stop lossą ir nieko net neatsitinka, kad market makeriai dar grįžta susirinkti būtent šitų stopų, kurie bijojo, kad kaina pabėgs be jų, ne? Tiesiog neturėjo kantrybės, FOMO, fear of missing out, blemba, praleisiu tokį tradą, čia jau viskas, kaina bėga, short, sušoka į shortus, market makeriai ramiai grįžta, užpildo gražiai visą tą fair value gapą, nuo kur prasidėjo judesys ir tada ramiai savo eina žemyn. Chill. kai išmoksti, sakau, tą strategiją, tai visiškai chill. Tu nepergyveni dėl tų feikinių judesių, dėl tų manipulacijų, tau nereikia prakaituoti, tau nereikia nieko spėliot, žinai. Jeigu tu prigausi save, kad tu bandai nuspėti kainą, tu jau kažką blogai darai. Tu konkrečiai turi žinot, kur eina kaina. Tu konkrečiai turi žinot savo strategiją ir ko tu lauki ir kas turi būti. Jeigu tu abejoji, tai nelysk visai. Reiškia, kad trūksta kažkokių tai patvirtinimų, ane? Tai tiesiog praleisk ir net nebandyk pušint savęs, žinai. Turi būti aišku.
Turi būti aišku, matai, kad jau formuojasi tas, gavai ten visus faktorius, ane, tas įvyko, tas įvyko, tas įvyko, tas įvyko, viskas. Aš confident, aš atsidarau selą, nepais, aš perskaičiau marketą labai gerai. Bet jeigu pradedi mėtytis, aha, bet čia irgi blemba fair value gapas, gal čia aukščiau eisim, gal čia ten, gal čia ta, na, tu visą laiką matysi marketę tiek buy, tiek sell. Visada. Visada matysi į abi pusės, kad kaina gali eiti. Jeigu žiūrėsi mažesnius time frame'us. Tai nereikia mėtytis. Reikia būti tiesiog užtikrintų. Dėl to reikia pradėti nuo didesnių time frame. Ir kai didesniuose time frame'uose viskas aišku, išlauki, kol koroliuosis visi tavo time frame'ai ir tiesiog tęsi judėjimą palei trendą. Nebūtina tenai skalpint prieš trendą, ne? Low probability trade'us. Low probability trade'us tai paliekam čigonom. Tai va, kodėl būtent ši strategija ir yra high probability, ane? Tai kaip ir sakiau, mes čia turim, nežinau, tikriausiai 5 faktorius. Tai turim liquidity sweepą, turim market shiftą, turim expansioną, kuris pakeitė visą trendą mažesnio time frame. Turim susidariusi order bloką, kuris atlaikė ir vėl sulaužė struktūrą. Turim momentumą, turim fair value gapą. Aš nežinau, jau nespėjau pirštų lankstyti. Čia jau 7 faktoriai kad atsidaryt poziciją. Tai kai tiek turi faktorių, tu negali galvot kitaip į kitą pusę, ne? Nu, tipo, kai tiek dalykų įvyksta, negalvosi, blemba, čia gal man selinti dabar, gal pagausiu čia kažkokį selą. Nu, ne. Jeigu visi faktoriai krenta į buy pozicijas, tai ir perki. Jeigu krenta visi faktoriai į sell pozicijas, tai parduodi. Tai jo, visai paprasta šita tokia strategija ir padeda jo išvengti labai daug spastų, nes būna žmonės bando nuspėti tą bottomą, ane? Kai vyksta liquidity sweepas, jie bando nuspėti. Aha, tai okei, viskas, čia bottomas, aš jau čia atsidarysiu poziciją. Okei, vyko expansionas, cool. Bet tu nežinai, ar laikys tas order blokas. Tu niekada negali žinoti. Tai geriau išlauk, įsitikink, kad tas momentumas nebereikalo, kad order blokas laiko, ane? Ir tada trading. Tiesiog ramiai, neprakaituojant. O ne tipo, blem, aš čia viską žinau, va, čia toj bus liquidity sweepas, o po liquidity sweepo tai mes čia jau eisim, ane? Ir pum, gaudai tą buy poziciją. Bet tu tik spėjai. Tu dar nežinai, kas bus. Išeis Pauliukas toj pašnekėti ir nupūsta tavo stop lossą, žinai. Niekad negali žinoti. Ta prasme, markete čia yra tik tai tikimybių teorijos. Yra tikimybės, tu niekada negali žinoti, kas atsitiks. Bet tu gali susidėti tam tikrus faktorius, kuriuos tu žinai, kurie įvyksta, kurie prideda tau pasitikėjimo ir taip tu gali tradint. Ane? Gerai, tai dar kartą greitai prabėgam, kas čia turi įvykti. Kažkokia konsolidacija, stiprus liquidity sweepas į kažkokią tai didesnio time frame zoną, ne? Tada didelis momentumas į priešingą pusę, kuris sulaužo struktūrą, kaina parodo, kad yra pasiruošusi judėti aukščiau, susidaro order blokas, pamitiguojam tą order bloką, matom, kad jisai laiko, dar vienas expansionas, ne? Dar viena sulaužyta struktūra. Arba nebūtinai sulaužyta struktūra, bet momentumas ir palieka fair value gapą, ane? Ir tada galim. Dar vienas dalykas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį, tai kur šiuo metu yra kaina, pasidalinus tą dealing range, ane? High and low, ir prasibraukiant, kur yra premium ir discount. Tai jeigu mes norim būtent buy modelį, tai geriau, kad visas šitas veiksmas susiformuotų discount zonui. Jeigu susiformuos aukščiau premium zonui, tai irgi jau reikėtų vengti tokio trade. Nes ten jau greičiausiai liks labai mažai vietos jūsų tam take profitui. Ten gal bus tas buy side liquidity, bet jums ten nei 1:2, tarkim, nesigaus. 1:2, tai manau turėtų būti mažiausiai. 1:1 tai netradinkit, nes aplamai, pavyzdžiui, aš dabar, kai žiūriu tenai visokius podcastus, seminarus ir taip toliau, tai yra traderių, ane, kurie valdo ten po 5 milijonus, tarkim, portfolio, ir kai jų paklausia, koks jų win rate, jie sako nuo 5 iki 100%. Tai reiškia, kad pusė
tų profesionalių traderių pusę pozicijų net nepaeina. Bet jie milijonieriai, ta prasme. Supranti, kai tu tradini 1:3, tau 5% pozicijų gali nepaeit, tu vis tiek būsi bet kokiam pliuse. Long term, jeigu nelaužysi savo taisyklių. Ane? Tu praloši 1%, bet paimi 3%. Ir nesvarbu, tu, sakau, pusę pozicijų nepaimsi, pusę paimsi, tu būsi aфиgenam pliuse. Net 1:2 tradinant irgi tas pats. Ok, tai kaip ir minėjau irgi, kad gali būti nebūtinai 15 minučių šitas entry modelis susidaryti, gali susidaryti ir 60 minučių time frame, jeigu pastebit, kad įvyko, kad buvo irgi kažkokia konsolidacija, liquidity sweepas į daily, sakykime, order bloką, ne, ir tada market shiftas vėl paliko order bloką 1 valandos time frame, fair value gapas, tai tas fair value gapas 5 minutėse atrodys vėl taip pat. Mažesniam time frame viskas identiškai taip pat. Vėl kažkokia konsolidacija, kad būtų ką sweepint, ne? Sweepina į 60 minučių fair value gapą, sakykime, į tą midpoint, ne? Vėl market shiftas ir dėl to mes mažesniuose time frame'uose ir darom tuos entry. Nes jie mums duoda visas tas smulkės detalės, kurių mums reikia. Visa esmė Forex'e tai yra attention to details. Jeigu mes sugebam perskaityti tuos mažus dalykus, kuriuos mums nupaišo marketas, mums nereikia spėlioti, prasme. Algoritmai mums duoda užuomenas, o mums jas reikia tiesiog perskaityti tinkamai. Tai didesniam time frame susiformuoja entry modelis, matom fair value gapas, šokam į mažesnį time frame, žiūrim, aha, vėl kažkokį sudarinėja equal highs, equal lows, nesvarbu, ne, laukiam sweepo, vyksta sweepas, žiūrim iš didesnio time frame, ok, pasiekėm tą zoną 1 valandos, į kurią ir taikiaus, pavyzdžiui, ne, kaip sakykim, euras ten, pavyzdžiui, buvo 1 valandos, ir nu va, prasidėjo momentumas, paliko labai gražų fair value gapą. Aš jį čia iš anksto jau buvau pasižymėjęs tą fair value gapą, nors aš nesakau, kad kaina jau gali suktis, nes reikėtų išlaukti bent jau daily čoko, čia dar visiškai nieko nebuvo. Kaina labai stipriai dabar kyla į viršų ir short pozicijos tai būtų labai low probability. Čia dalinės kažką? Nerodo, kad čia dabar pasakė. Aš tiek ilgai šnekėjau be reikalo tipo. Oi. Sorry. Dabar matot, ne? Tai va. Ten, sakykime, 1 valandos buvo ganėtinai didelis momentumas, paliko tą fair value gapą, ne? Ir kaip ir sakiau, tikrai iš didesnių time frame'ų mes žiauriai esam bullish, neturėjom net jokio daily čoko, ta prasme, kaina stipriai kyla į viršų, kiaurai visus fair value gapus, iš vis čia su tokiu momentumu grįžo, va, iš kitos pusės biški patestavo ir vėl aukštyn. Bet šitą fair value gapą aš jau senai buvau pasižymėjęs, kad ir low probability tradas, bet galvojau atsidarysiu. Laukiau, kada grįšim būtent į šitą zoną, čia palikom low resistance liquidity šitoj vietoj, peršokau į 15 minučių, ne, ir laukiau, kada viską čia sweepins. Tai čia naktis kaip ir rami, Azijos range'as, ne, ir mes kaip tik grįžom būtent į tą zoną. Ir šiandien aš iš 5 minučių time frame užėjau į šitą, nes kaip ir sakiau, kad būna palieka labai didelę žvakės ir market shiftas būtų įvykęs tik šitoj vietoj. Tai čia nelabai, nu ta prasme, kai tu ir taip žinai, kad low probability tradas, tu nežinai, kiek ta kaina eis žemyn, tai noris kuo aukščiau užeiti tą poziciją, ne? Ir nesuėjo dar tą poziciją, pritrūko ir ne faktas, kad jinai sueis, bet iš 5 minučių time frame aš laukiau to liquidity sweepo, tai viskas cool, įvyko tas liquidity sweepas būtent į mano tą fair value gap zoną iš 1 valandos, ne? Ir tada aš jau pamačiau stiprų momentumą, kuris paliko čia fair value gapą ir nuo fair value gapo užėjau su ganėtinai dideliu stop lossu 12,5 pipsų, ne?
Nu, bet kadangi šiandien bank holiday ir marketas nieko gero nerodo, tai sakau, ne faktas, kad šitas treidas sueis, bet kartais man užtenka tokių dalykų, kad aš atsidaryčiau poziciją. Aiškiai. Čia palei visą šitą. Tai buvo 1 valandos, o ne kažkoks momentumas, fair value gapas ir iš mažesnio time frame užėjau. Irgi sudarinėjo liquidity, sweepino būtent į mano tą 1 valandos zoną ir čia aš jau atsidarinėjau pozicijas. Nebuvo market shifto. Market shiftas yra svarbus dalykas, bet sakau, iš mažesnio time frame aš nenorėjau jo sulaukti, nes man buvo svarbiau didesnio time frame zona negu mažesnio time frame veiksmas. Ne? Bet čia jau šitas visas dalykas tikriausiai ateina su laiku ir su praktika, kai tu gali žinai, biškai iš kitos perspektyvos į viską pažiūrėti. Man nebūtina ten, pavyzdžiui, kad kiekvienas punktas iš knygos atitiktų, kartais tiesiog užtenka stebėti price action, iš anksto būni pasižymėjęs kažkokią rimtą zoną, į kurią kreipsi dėmesį. Ir palei mano sugalvotą strategiją viskas įvyko, ko aš laukiau. Tai 5 minutėse viskas labai gražiai įvyko, viską ten sweepino labai, daug susirinko tų stop lossų ir nuo ten jau prasidėjo, mačiau momentumas, paliko tą fair value gap ir aš nieko nelaukęs nuo fair value gapą užėjau. Stop lossas ganėtinai didelis ir manau, kad yra galimybė žemiau pasileisti, nes, ta prasme, ganėtinai stipriai mes čia kilom į tą viršų ir tikrai palikom daug zonų, kurias reikėtų anksčiau ar vėliau užpildyti. Tai va, nežinau, ar čia paskutinė. Jo, čia paskutinė skaitė. Gal klausimų kažkokių. O kai būna kartais, tai per naktį tie tarpai tokie, tie gapai, ne, kur šokas taip viršuje apšė. Kaip jos turi skaityti? Irgi fair value gapai? Kaip jos... Ne fair value gapai, jie vadinasi... Ne fair value gapai, blemba, jie turi savo pavadinimą, bet ten, sakykime, esmė tokia pati, kad jos vis tiek irgi turi užpildyti, nes ten, sakykime, didelis tas... Jo, jos irgi užpildo anksčiau ir vėliau. Nors dabar yra ant dolerio tas gapas ir man atrodo, mes jo dar nepasiekėm. Toj palauk sekundę. Ant aukso irgi yra vienas gapas ten apačioj. Va, esu irgi pasižymėjęs ant dolerio. Šitas va gapas. Ir, blemba, čia jau nemažai to laiko praėjo. Nuo lapkričio 1 dienos, čia jau praktiškai vos ne visas mėnesis, bet taip ir negrįžau užpildyti, matai. Bet kažkada tikriausiai sugrįž vis tiek. Kažkaip sako... Ar neįsijung biškį auksą, ten apačioj irgi yra tas gapas ant aukso? Aukselis. Ką čia tas aukselis? Apačioj, va čia apačioj. Ne. Prieš 8, kur buvo paskutinis tas sprendimas. Eik, zuikį pastatė. Lembas. Kodėl pas tave nerodo, pas mane rodo? Nes gali būti, kad mes naudojam skirtingus brokerius, pas tave gal Forex, pas mane Oanda, pavyzdžiui. Pas mane apačioj yra labai didelis gapas, kai atsidarė, pradėjo kilti, kai auksas. Ką aš dar norėjau pasakyti? Jo, yra pasakymas, kad every order must be filled. Kiekvienas orderis turi būti užfilintas. Tai tie gapai yra neužfilinti orderiai. Pavyzdžiui, nežinau, ar jums yra buvę, bet aš esu ne vieną accountą sudeginęs per naujienas, kai užsimeti stop lossą, bet kaina taip šauna ir neužfilina tavo orderio tiesiog, užfilina kažkur jau aukštai ir tiesiog viršiai ten daily ar max limitus. Pamenu, per CPI datą laikiau vieną kartą orderį. Stop lossai, viskas sudėta gražiai. Tokią žvagą šovę. Pramušo ten kiaurai visą. Tiesiog. Yra ir man buvę taip. Jo, ten nebereaguoja tokiais momentais į tavo tą stop lossą, tiesiog nespėja užfilinti. Nespėja uždaryti. Nespėja užfilinti orderių jo. Tai va, per naujienas irgi geriau netreidint, nors
ICT strategija yra labai gerai trading po naujienų. Nes prieš naujienas tu jau plius minus matai, kas formuojasi, kur deda tą sūrį, kur tas likvidumas, žinai, susidarinėja ir būna palieka kažkokį fair value gapą ir dažnai būna, esat matę, naujienos, šauna iš pradžių į apačią, pavyzdžiui, ir tada bum į viršų. Tai irgi susirenka visą likvidumą, užpildo kokią nors ten fair value gapą arba pasiekia kažkokį order bloką ir bam į priešingą pusę tada jau po naujienų. Nereikėtų iš karto, prasme, po naujienų trading, ten duokit biški laiko, bet esmė, kad galima pritaikyti šitą strategiją ir visą šitą konceptą, nes esmė tos naujienos, jos vis tiek juda praktiškai palei techninę analizę. Nebūna ten kažkokių stebuklų. Nu, nebent su auksu ten, va, jeigu karas, tai ten šaus kiaurai viską, žinai, niekas neveikia ten ant to aukso. Simona irgi, matau, nepaleidžia aukso, yra panė didžiausia. Nieko, sudeginsi 3 akauntus, persvarstysi. Gal pereit ant kažko ramesnio, ant euro, ar ant svaro, ar dar kažko. Arba indeksai iš vis kokie S&P 500, ten iš vis ramiai gali trading savo. Tai va, dar kažkokių klausimų gal? Nu, būna, pavyzdžiui, tokių traderių, kur vien tik selina arba vien tik buyina. Nežinau. Nes, nu, aš kai žiūriu čartus ir kai žiūriu tas tavo skaidrės, Buvo man vienas viskas... Ką? Ką sakai? Šaruje buvo vienas toks. Nu, svarbu, jo, bet aš turiu meni, kad kai žiūriu tavo skaidrės, tai kai yra skaidrės, kur kaina kyla, tai atrodo viskas suprantamai, bet kai kaina tipo krenta, tai žiūriu ir nieko nesuprantu. Ir kompiuterį apsiversti. Tai žinai ką pasidaryk, tiesiog va čia paspaus TradingView šitą ir invert scale ir gali taip, žinai, trading, daryk viską, lyg būtų buy. Čia tiesiog apverčia tą čartą, žinai. Aš irgi tą patį galvoju, bet, nu, ta prasme, bet būna jau tokių traderių. Nu, aš matau, čia irgi yra praktikos dalykas, kuo daugiau laiko praleisti prie čartų, pripras akis ir tu jau matysi tiek selus, tiek bajus, viskas tas pats. Niekas ten kitaip nevyksta. Arba bandyk ant rankų atsistoti. Tai mes čia dar vieną paskaitą turėsim šią savaitę ar jau kitą? Jau kitą savaitę, aš rytoj išvažiuoju Vilnių, būsiu be kompo, grįšiu sekmadienį tik tai ten bus biški reikalų pasiruošti skaidrės, nes ten jau tokia paskutinė tema, market maker buy, market maker sell modeliai. Bus reikalų ir nežinau, paskui kažkada kažkokį dar papildomą zoomą galėsim prasivesti apie, nežinau, ar jisai reikalingas, aš kur mesčiau jum į telegramą, ten pavyzdžiui, mesdavau prieš treidą ir po treido, kaip jisai paėjo. Tai tiesiog ten pašnekėt, kodėl tas treidas buvo atidarytas, bet aš manau, jūs patys galite juos įsijungti ir jūs suprasit, kodėl tas treidas buvo atidarytas. Vai. O žiūrėk, norėjau paklausti, aš norėjau. Ai, kai tu rinksi naują grupę, tai tu dėsi mūsų čatą ir kitą jų čatą? Ai, nežinau, dar negalvoju apie tai. Bus matyt. Tai gal naują pasikursim, o tą dar norėjau paklausti, gerai, čia ta teorija taip toliau, o po to, kai praktiką jau pradėsim, tai tu irgi ten biškai mus pastumdysi vieną kitą pusę, ne? Jo, bet tai esmė, kad praktika, aš manau, jūs turėsit vis tiek pradėti su demo accountais, nes nebus čia taip, kad aš jums papasakojau, jūs pasiklausėt ir jūs jau tapsit sėkmingi traderiai. Nu, tiesiog taip nebūna, žinai, kol nepatirsit savo kailių, kol neperprasit šitos strategijos ir kol nesusišlifuosit jos palei save, tol neapsimoka trading su tikrais pinigais, nes 99%, kad jūs sudegsit, žinai. Čia nėra kur skubėti, čia reikia biškai skirti laiko, pasidaryti back testus, žurnalą pasipildyti, žinai, pasižiūrėti, kaip čia kas, nes, nu, nebus taip, kad, perklausiau teoriją, einu, pasimsiu akauntą ir čia uždirbsiu, žinai, 10 štukų.
O kaip dėl to žurnalo, pavyzdžiui, ką ten tam žurnalė, nu, suprantu, savo treidus, kuriuos tu ten buvai, ne, atidaręs, dedies ir paskui tu analizuoji, ne, Jo. kur, ką tu ten padarai blogai, kur Jo, tu... analizuoji. Pavyzdžiui, nepaėjo, kodėl nepaėjo. Ir per naujo eini į didesnį time frame ir žiūri, kodėl aš galvau, kad man reikia selint, jeigu dabar matau, kad daily time frame'as tipo keliauja į viršų ten iki tam tikros zonos, ne? Jau čia tau vienas kažkoks kabliukas, aha, nesužiūrėjau didesnio time frame. Paskui ten vėl, pavyzdžiui, aha, atsidariau buy, bet nuėjau į stop lossą. Blemba, dar nepasiekiau net discount zonos, o jau premium zonoje atsidarinėjau buy, žinai. Vėl, blemba, va klaidą padariau, reikėjo išlaukti, kol nueisi discount zoną, ten giliau padarys korekciją. Ar ten dar kažkas. Nu ir analizuojas. Aplamai sako, kol kad suprast, ar veikia strategija, tu turi minimum pasidaryti 200-300 treidų. Minimum. Čia tai bent jau šneka profesionalūs traderiai. Jeigu tu nori suprasti, ar veikia tau ta strategija, tu turi backtestinti tol, kol tu turėsi datos 300 treidų. Ir kai tu padarysi 300 treidų ir matysi, kad tu esi profitable, reiškia strategija veikia. Jeigu tu padarysi 300 treidų ir tu būsi belia kokiam minuse, reiškia kažką reikia keisti. Ir aš jums dabar tai sakau ir aš duodu 9 procentų, kad jūs nei vienas taip nedarysit. Tipo, nebektestinsit strategijos 300 kartų, nes galvosit, kad 300 kartų tai aš čia pražilsiu, kol aš pinigų uždirbsiu. Nėra laiko. Čia metai laiko gal gautis, jeigu dieną patreidą vos atidarysi. Ne, tai esmė tokia, kad toks dalykus reikia daryti per FX Replay. Tu ten gali nusistatyti belia kokią datą, tu ten per dieną gali pridaryti treidų belia kiek, nes ten gali prasukinėti čartą, supranti. Prasukinėjai, matai kažkas susidaro, pasianalizuoji, užeini, paėjo, cool, nepaėjo, eini toliau, vėl lauki kažkokio entry, žinai. Ir jeigu ten savaitgalį nieko neveikia, nu tai sėdi ir analizuojas, backtestini. Ten irgi gerai, tu backtestini ir irgi, pavyzdžiui, tau nepaėjo ir tu iškart vėl gali mąstyti, blemba, ką aš ne taip padariau, kad man nepaėjo, žinai. Gaunas tokie kaip namų darbai. Privalai save analizuoti. Nebus taip, kad, žinai, tu tiesiog treidinsi, paskui vėl įeisi į čartą ir susidarys vėl kažkoks setupas ir tu galvosi, blema, kažkada jau tokį turėjau. Tu gali prasiscrollinti pro savo tą žurnalą ir atrast kažką panašaus, arba ką tu tokioj situacijoje, kaip tu elgeisi, žinai. Ar tu kažko daugiau lauki, ar tau užteko ten vien tik to, žinai. Reikia biški save paanalizuoti, turėti kažkokios datos. Nes vis tiek, sakau, čia long term toks dalykas, tai Forexas yra darbas, realiai, ir reikia jį žiūrėti rimtai. Ten neveltui tik 10 procentų pasaulio traderių yra profitabilus. Tai daug darbo reikia dėti, ta prasme, tiek teorijos, tiek praktikos, ir kad suprastum, kad ta strategija tau veikia. Žiūrėk, gali dar trumpai papasakot apie tą breakerį, nes aš nelabai supratau, kai žiūrėjau įrašus. Apie breakerį. Jo, bet nešūkau, kas tas breakeris yra. Breakeris yra paskutinė, jeigu liquidity sweepas vyksta į apačią, ane, tai breakeris yra kaip paskutinė up candle prieš tą liquidity sweepą. Ir jisai tada veikia iš abiejų pusių. Jeigu paskui jį praeina kiaurai, jį vėl paskui reaguoja. Jeigu atvirkščiai, jeigu liquidity sweepas eina į viršų, ane, tai bus paskutinė žvakė, kuri ėjo žemyn. Toks kaip, jisai kaip order blokas realiai gaunas. Order blokas prieš liquidity sweepą. Va taip. Order blokas prieš liquidity sweepą. Įvyko liquidity sweepas ir po... Parodyk ant čarto, jeigu rasi kur nors. Tuoj. Palauk. Padėk puodą į vietą. Breakeris. Ai, čia auksas. Nu va, čia kaip ir order blokas, sakykim, nu čia žiauriai didelio time frame, ne? Bet prieš liquidity sweepą. Tai sakykim, čia buvo buy side liquidity, ne? Ir įvyko liquidity sweepas.
Tai paskutinė ta down candle, toksai kaip order blokas, yra breakeris, jeigu jį praeina kiaurai, ane? Jeigu jį pramuša. Jeigu būtų nuo jo atšokę ir ėjo toliau, nu, tai čia būtų order blokas. Bet jeigu eina jį kiaurai ir jisai nebelaiko, tai jisai vadinasi breakeris. Ir dažniausiai būna taip, kad įvyko liquidity sweepas, jisai nebelaikė, kaina nuėjo žemyn ir jisai yra breakeris. Tai reiškia, kad kaina gali atšokti iki jo ir tada gali eiti žemyn. Make sense? Nėra jisai dažnas, bet jeigu įmanoma jį pastebėti, būna ir 15 minučių. Nu va, sakykim, čia buvo liquidity sweepas, ane? Tai breakeris 15 minučių būtų šitas. Ok? Čia buvo liquidity sweepas, šita žvakė. Tai mes imam šitą paskutinę down candle, šitos neimsim, nes čia, kaip jinai palavadinas, Snarglys. Snarglys, blema, turi tą žvakę pavadinimą iš Bible to. Nu, žodžiu, neimam su tokiu snargliu žvakės, imam tiesiog tokią pilnesnę, kur buvo daugiau mėsos, ane? Ir, sakykim, ją pramušė, jinai visiškai nereaguoja kaip order blokas, matai, praėjo kiaurai. Tai dabar didelė tikimybė, kai ją pramušė, kad jinai reaguos šitaip, žinai, būtent šita va žvakė. Supratai? Sima. Jo, supratau. Tai esmė, kad jeigu net laiko, tai tada skaitas kaip breakeris, jeigu reaguoja iš kitos pusės. Bet ne šiaip. Bet ją pramušti turi. Jo. Bet prieš liquidity sweepą. Prieš. Jo, kai buvo liquidity sweepas, tai ta žvakė, nuo kurios prasidėjo tipo liquidity sweepas, sakykim taip, ne? O jeigu pramušo, o jeigu breakerio nepramušo, tai kaip order blokas tada skaitai. Tai jisai kaip order blokas, jeigu nuo jo pradės reaguoti ir kils aukščiau, nu tai reiškia buvo geras order blokas. Tai ir tikriausiai paliks dar kažkokį tą, jeigu bus geras order blokas, kad būtų geras order blokas, kas turi būti? Fair value gapas. Nu jo, turi būti didesnis momentumas ir turi palikti fair value gapą. Tai... O kodėl ir netu liquidity sweepo anksčiau biškai nežymėjai? Prieš kelias žvakės praktiškai va, kur buvo momentums į viršų, čiut sureagavo, čia? Va čia va. Jo, kodėl ne čia? Tik čia equal highs, pažiūrėk. Jo, ir make sense, teisingai gal. Čia visiškai equal highs, va. Jo, teisingai, ir tada apačiai tik tais pradėjo toliau laužyti. Ir viskas, liquidity sweepas, viskas surinko ir čia netgi šitos. Tip top. Ir plus, kodėl dar atsidariau šitą poziciją šiandien, tai pasiėmiau šitą range'ą, ane, 0.62 levelis ir grinai sutapo su mano 1 valandos fair value gapu. Nu tai tiesiog man užteko tiek faktorių, kad užeiti short poziciją. Momentumas, fair value gapas, market shiftas, liquidity sweepas, ko daugiau reikia. Tai sakau, aš ten nebelaukiau mažesniuose time frame'uose kažkokių market shiftų, nors dabar jie jau įvyko, ane? Čia dar nebuvo įvykę, aš čia tokį aggressive entry padariau, bet čia jau įvyko, žinai, tas market shiftas. Ir vėl paliko ten fair value gapą mažesniuose time frame'uose. 15 minučių fair value gapą paliko. Tai protingiau jau būtų buvę užeiti nuo čia, ane? Nuo šito fair value gapo, sakykim. Bet tokiu metu jau nebelabai norėtų sužeidinėti pozicijas, plus kai bank holiday ir jau kai į vakarą, tai irgi reiktų atkreipti dėmesį, kada vyksta tas entry modelis. Geriausia, kai vyksta London Kill Zone ir ten, kai sweepina, sakykim, to Azijos range'ą, ane? Nes time of the day irgi yra svarbu, ne veltui turėjom paskaitą apie tai. Jo, nes paskui, jeigu yra žinios, tai viską gali ištaškyti. Jo, žinios ar šiaip kažkas, išeiginė kažkokia dar kažkas. Ok, folks,
Šiandien tiek. Buvo malonu. Ačiū, kad susirinkot. Tikiuosi, neprailgo, neliūdna. Aš jau buvau pasilgęs pasikalbėti.